Sveiki, sveiki, mėlyjeji. Čia Kosmoso žvaigždės ir aš Jurgita. Šiandien turiu nuostabią viešnią. Rita, labas Rita. Labas, Jurgita. Gera tave čia matyti ir iš tikrųjų man pačiai visada gera kalbinti žmonės ir tikrai žinau, kad ir tu esi labai autentiška asmenybė. Norėčiau, kad tu pati prisistatytum, kasgi tu esi, ką veiki, kuo užsijemi. Žodžiu, aš taip mėgstu sakyti, kuo kvėpuoji šitoje žemėje Gajoje. Pasidalink. Žinai, Jurgita, turbūt sunkiausias klausimas ir yra, žinai, žmogui pasidalinti, kas jis toks yra. Aš visą laiką, žinai, savęs suvokiu pačioj pradžioj, tai yra tai, kad aš esu žmogus, esu siela, esu sąmonė, kuri evoliucionuoja šitoje nuostabioje žemėje. Ir mano veikla tai yra dalintis tai, ką aš pati patiriu, ką pati suvokiu, ką galiu paimti iš skirtingų savo sąmonių sluoksnių, apčiuopti, paimti, nuskaityti, integruoti savo materijoje ir tada dalinti su kitais. Ir tai dalinuosi per savo stovyklas, per savo mentorystės, kursus, per meditacijas. Visą tai, ką galiu patirti, suvokti, perteikiu ir kitiem, kad tai pasitarnautų kitam, jo evoliucijai. Bet žmogus, žinoma, pats jisai turi pajausti tai, ką gauna jis per savo visą sąmonės struktūrą. Tai Nuostabu. Nuostabu, man tai tikrai dar kartą, kaip aš sakau, dėkoju visatai, kad galiu pakalbinti tokias nuostabias sielas ir kiekviename pokalbyje kažką išgirsti, ar ne, vat siela ir tikrai žinau, kad ir žiūrovai išsineša lygiai taip pat. Tai kas pirmą kartą, būtinai pasekite mane, tikrai bus dar daugiau įdomių pašnekovų ir pašnekovių, nes kalbinu ir vyrus, ir moteris, ir čia įdomiausias temas paliečiam. Nežinom, kas bus, kaip ir su Rita, kur mus nuves visata čia ir dabar ir kokią temą paliesim. Tai paminėjai, kad padedi žmonėms, ar ne? Padedi jiems atrasti save. Kaip tai vyksta, ar ne? Kaip tai gali galbūt žmogus lengviau praeiti, galbūt jam nereikia kažkokių tai didelių iššūkių, nes vieni sako, tu ten turi būtinai tik tą daryti, o kiti sako, iš vis atsipalaiduok, tekėk, taip kaip vyksta, priimk viską. Ir negatyvo ar pozityvo, kiti sako, ne, turi pažinti save, va, turi kažkokias praktikas, kažkokius įrankius pasiimti. Vat kaip tu manai, vat savo gyvenimą, aišku, patirtimi mes geriausia turbūt galim pasidalinti, nes kiekvienas etapas, žingsnis ar ne, labai galbūt kažkam irgi surezonuos. Man lygiai taip pat. Žinoma. Žinai, Jurgita, kiekvienas tas evoliucinis tarpsnis, jisai yra skirtingas. Ir aš manau, kad ir jisai kiekvienas yra unikalus būtent tame momente, nes mes visi praeinam skirtingus etapus, per kuriuos būna, ar ne, to negaliu, tą turiu, tą reikia padaryti, ar ne, negaliu valgyti mėsos, negaliu, ar ne, tenai, pavyzdžiui, kažkokio filmo nepažiūrėti, nes yra tam tikri ribotumai ir tame pačiame sąmonėjimo ir dvasinėme kelyje. Bet tai nėra kaip aš nevertinu nei blogai, nei gerai. Tai yra tas tarpsnis, kurį aš pati praėjau. Negalima to, reikia daryti tą, reikia praktikuoti, reikia va taip. Bet kai ateini tu tą momentą, kai tu supranti, kad ribų niekur nėra. Pagrindinis dalykas žmogui, ką reikia turėti savo viduje, išskleisti tą savo tyrą tiesą, kuri yra jame. Ir žinai, bet kaip aš sakau, kad ateiti iki tos tyros tiesos, reikia pabandyti, negaliu to, turiu tą daryti, turiu aną, nes kitaip niekaip tu nepraeisi to momento, kad tu jau esi savo tyloje ir girdi save, savo širdį girdi, savo sielą girdi, savo sąmonės dažnius girdi ir tu jauti savo tyrą tiesą, kuri yra tikslinga tavo evoliuciniam tarpsniui, bet ne visą laiką ta tyra tiesa žmogui pačiam patinka. Kaip pasakyti pačiam patinka? Todėl, kad žmogus turi begalę skirtingų aspektų arba ego struktūrą ir tie aspektai labai žmogų veikia. Tai tiesiog išorinis pasaulis taip pat veikia. Ir žmogui va ta tikra tiesa
jam ne visą laiką tinka ir patinka, tai turi tu tiek praeiti savo pačios arba pačios sluoksnių, kad tu prieitum prie tos tiesos. Tada ir yra tas ribotumas, ar ne, kad negaliu to, turiu tą, reikia daryti, nereikia daryti. Tai va čia ir atveda vėl žmogų į iliuziją. Ir nesvarbu, ar tai žmogus eina sąmonės savo keliu, ar žmogus eina dvasingumo keliu, ar sąmonėjimo keliu, visiškai nesvarbu. Ne, tu turi jausti iš tikrųjų, ką tu gali išnešti iš savo vidinės ašies, ką tu gali išskleisti į savo gyvenimą ir į visą erdvę. Ir tai yra tiesiog kelionė ir vienas žmogus renkasi tai praeiti, ar ne? Aš dažnai, žinai, mėgstu sakyti, arba tu pragyvensi šitame gyvenime daug gyvenimų, arba tu tą savo gyvenimą neši į begalę gyvenimų. Geras. Tai žmogus Taip. renkasi pats, supranti? Aš nusprendžiau šitame gyvenime patirti ne vieną gyvenimą ir evoliucionuoti taip, kad patirčiau vis skirtingą ir naują sluoksnį. Ne per kažkokią ego struktūrą, bet tyrinėdama, priimdama, suvokdama visas savo dalis. Ar ne? Mes turim ir tokių dalių, ir tokių dalių. Svarbiausia, jas reikia matyti, priimti, išanalizuoti, kodėl jos yra. Ir kaip mes galim toliau su jom keliauti, ar ne? Ir tai, o kitas žmogus gal pasirinks tą patį savo gyvenimą, kažkokį tai užstrigimą, galbūt kažkokį tai aukos sindromą, kažką tai išgyventi daug, nes jam tiesiog patinka būti tame. Ir kaip vėl ir galiu pasikartoti, ar ne, kad tai nėra nei gerai, nei blogai, kiekvienas mes renkamės, ką mes norim nugyventi būtent šitame evoliucinėme va dabarties momente. O man, vat, klausant tave, iškart kyla klausimas, aš kartais mėgstu paklausti žmonių, o kaip tu manai, mes jau tai, vat, tu pasaky, kad nusprendėjai šitame gyvenime praeiti evoliucijos, nu, daug tų, ar ne, gyvenimo, evoliucionuoti. Ar čia jau siela ateidama ten nusprendė, ar tu tiesiog gyvendama čia ir dabar nusprendėjai? Vat kaip tu pati manai? Ar tai yra jau nulemta, kitaip sakant, nu taip jau, ar net to žodžio, nežinau, gal kažkoks yra ar kitas, ar, ar ne, ar aš čia vat kai tą momentą, kaip sakau, mane papurtė kažkur, aš supratau ir tada leidžiuosi į tą kelionę. Jeigu manęs gyvenimas, nes žmonių daug gyvena ir, nu taip sakykim, normaliai, ar ne, jų nieks nepurto, netranko kažkur, tai ne vietoje gyvena. Ir jie, nu, ta prasme, ir gyvena, ir pragyvens tą gyvenimą. Tai vat, ar čia irgi siela jau buvo nusprendusi, ar ne? Ar čia va tam ėjime, tame momente renkamėms? Kaip yra va tas, va, kaip tu manai, aišku, tavo nuomonė. Aš suvokiu tai, ar ne, kad mes ateiname su tam tikru žemėlapiu, ką turėtumėm patirti, Mm. kaip sielos pamokas. Bet kas vyksta toliau? Siela, kas yra siela? Siela tai yra mūsų jausmai, ar ne? Tai yra jausmai. Žemiškas gyvenimas tai yra mūsų, ar ne, išorinis pasaulis, mūsų materija. Siela tai yra mūsų jausmai. Bet kas yra toliau? Kas yra už sielos? Už sielos yra vėl daug sąmonių, kurios taip pat nori pasireikšti mūsų materinėje formoje. Tai jeigu mes ar ne ateinam su savo sielos žemėlapiu, ar ne, mes reiškia išmokstame visas pamokas šitame gyvenime, šitame momente, mes toliau evoliucionuojam. Mes keičiame labai daug dalykų savo gyvenime, nes mes galime savo kitus sąmonių sluoksnius įmaterinti į savo gyvenimą, į savo kasdienybę. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu išmokai tam tikras pamokas, ar ne, siela, tai yra labai daug santykiai, jausmai, viskas, kas susiję ar ne su mūsų antrom pusėm, mūsų vaikais, mūsų tėvais, ar ne, jeigu mes tuos momentus praeiname ir mes gebame matyti tą visą savo planą iš aukštesnio lygmens negu iš žemiškos sąmonės, tada mes jau renkamės ar ne priimti savo aukštesnių sąmonių sluoksnių impulsus ir kai priimame aukštesnių sąmonių sluoksnių impulsus, mes juos įgyvendinam savo materijoje, savo kasdienybėje ir taip iševoliucionuodami ir taip keičiame savo gyvenimą, ne tik ką atsinešam, bet jau mes patys esam kūrėjai, mes kuriame kartu su subtiliaisiais mokytojais, su kūrėju kuriame kartu, mes gauname tuos impulsus ir vyksta bendra kūryba. Ir tuo pačiu bendra kūryba vyksta su kitais žmonėmis, kuriais sutinkame savo gyvenime.
Tai vat aš taip matau, taip suvokiu ir taip suprantu. Bet visą laiką esu atvira, pavyzdžiui, kitokiai nuomoniai. Man įdomu labai padiskutuoti, įdomu pakalbėti, todėl kad nu, tiesiog smagu ir išgirsti kitas nuomonės, kas kaip ką supranta. Nes supranti, Jurgita, mes šitame evoliucinėme laikotarpį esame tiek daug prisiskaitę, tiek daug kursų, tiek visko mes esam dabar patyrę, bent aš jaučiu, kad taip yra žmonijoje dabar. Ir supranti, ir kartais žmogus susimaišo, ar ne, paskaito vieną, paskaito kito, kažkas galbūt nesutapo, o kur tiesa? O Mhm. kur tiesa? O tiesa tai yra čia, nes ta tiesa yra tavo tiesa. Ir pavyzdžiui, aš daug galiu būti, ar ne, paskaičiusi knygų, galiu daug seminarų aplankyti, bet savo kursuose, savo stovyklose, visur tai, ką aš vedu, viską dalinuosi iš savo patirties. Kodėl? Todėl, kad aš pati tai patyriau, aš tai lengviausiai galiu suvokti ir lengviausiai galiu perteikti žmogui. Jeigu aš paskaitysiu, tai bus tik teorija, tai nebus mano patirtis, tai aš tik žmogui pateiksiu teoriją. Gerai, ta teorija gali jinai surezonuoti, ar ne? Bet aš netiduosiu tos gyvos energijos tam žmogui, kažkur tai išgirdusi seminarę ir kažkur paskaičius. O tai, ką aš suvokiu pati per savo suvokiminę, pajautiminę sąmonę ir ką aš patiriu savo realybėje, aš galiu žmogui perteikti tą gyvą energiją. Ir jeigu žmogui tai rezonuoja, jis jos pasiima, tai yra labai gerai, o jeigu ne, tai irgi yra gerai. Nes nieko nebūna šiaip sau ir atsitiktinai. Tai viskas turi teisę egzistuoti ir man labai patinka, kaip aš sakau, dalintis savo patirtimi ir savo suvokimu, nes tai galiu perduoti gyvą tiesą, savo tiesą. O jeigu žmogui praeina jinai kaip rezonansas ir jisai dar gali įgyvendinti tai savo kasdienybę, tai iš viso yra, tai yra nešamoji energija, kuri tiesiog teko toliau, nes jinai yra gyva. Mhm. Labai gražiai suskambėjo gyva energija, ar ne? Vat taip, taip tikra, ar ne? Taip, vat, ne tai, kas yra, ar ne, kaip sako, išmokta, sukramtyta ar perduota, bet tai, kas patirta, išjausta, nes turbūt tam aukštesniam lygyje ir vibracija yra visiškai kitokia, ar ne? Vat žmonės, kurie jaučia, tai jie labai stipriai jaučia ir jaučia, kur žmonės iš tikrųjų vat, tą tiesą savo sako, ar ne, natūraliai vat, iš savęs. Ir ar ne, žmonės, kurie moka tą tiesą, nu taip, papuošti gražiai, ar ne, kad kažkas tai patikėtų, ar ne. Bet aš iš to savo patirties galiu pasakyti, kad labai jau daug žmonių tą jaučia ir suvokia. Ir turbūt kiekvienas žiūrovas, kuris mus stebi, tai paklaus, tai kaip tą pasiekti save, tai kaip jeigu pas mane išlenda visokių situacijų, įvykių, ypač ir baimių, ir diskomforto, o jūs sakot, įsiklausyk save, atsisėdi klausyti, galvoje ten mintys sukasi, ar ne, bele kokios ir bele kiek neįmanoma jų sustabdyti. Gal irgi kažkokią galiu pasidalinti ar savo istoriją, ar nežinau, kaip vat sustoti, kaip pabūti toj tyloje, nes čia irgi yra gyvenimo iššūkis. Tikrai taip. Esu nekartą girdėjus, kai man sako žmonės, kad aš negaliu medituoti, nes tiesiog man mintis teka. O aš tiesiog paprastų pavyzdžių sakau, žiūrėk, pradėk nuo 5 minučių. 5 minutės ne kažką daryk, nemedituoti, tu turi kažką tai daryti, o tiesiog pabūk su savimi 5 minutės tyloje. Ir ta tyla, jinai aišku, iš karto jinai neteina, nes pas žmogų vyksta, verda viskas, reikia tą padaryti, reikia tą nuveikti, reikia čia indus išplauti, ypatingai moterim, ar ne? Viską reikia sukontroliuotigi. Ir tu supranti, ir kol praeina tas laikas, kad išmokstame būti su savimi 5 minutės, gali praeiti vienam mėnuo, kitam gali pusę metų, kad iš tikro išgirsti tą tylą. Bet lengviausia, galiu pasakyti, kada žmogui lengviausiai save pajusti, tai prieš miegą, jau kaip yra tokia būsena, žinai, budravimo ir atsikėlus. Tai tada žmogui lengviausia pajus save ir gali žmogus patirti ne vieną savo sluoksnį. Atsibudęs, pasiraižęs, pabūt su savimi ir tada prieš miegą, kai jau pradeda, nu toksai jau, žinai, jau link miego ir tada gali pajusti, va čia yra tada, kai įeiname į beta būseną, ar ne?
ir tada žmogus gali patirti. Dienoje jam biškutį sunku yra, bet tai reikia, ką reikia daryti? Reikia save ugdyti. Mes ugdome save, kad atsivertų mums nauji gebėjimai. Link ko mes einame? Man labai faina yra sakyti, žinai, kad buvo metas, kai visi kalbėjo, einame į aukso amžių. O man tai dabar yra toks metas, kad mes einam į tyrumo amžių. Bet ne į kažkieno tyrumą, o į savo tyrumą einam, ar ne? Mm. Leisti savo išsigryninti save, kas aš esu išties. Ar aš tikrai veikiu iš savo ašies, ar aš tikrai veikiu iš savo širdies, ar aš veikiu tik tais iš išorės, kas yra paduodama ar ne, ar aš veikiu iš savo kažkokių tai netikslinių aspektų, ar aš veikiu iš savo ego struktūros. Tai čia yra, aišku, pirmoji eilėje daug kas nemėgsta girdėti to žodžio darbas su savimi. Nesako, kam čia man dirbti su savimi, nes mes esam ir taip unikalūs. Taip, jeigu mes esam tikrai savyje, savo širdyje, savo tyrume, mes esam unikalūs, bet iki to reikia prieiti iš tikrųjų, prie savo unikalumą. O kaip ir tu sakai, Jurgita, vat baimės ar ne pa žmogų, dar kažkokie galbūt pykčiai, tai irgi normalu, tai yra žmogaus šešėlinės dalis, kurias žmogus turi išmokti priimti ir įeiti į jas ir pažiūrėti, kodėl jos ateina. Ar jos yra užsilėptos, ar tiesiog žmogus, pavyzdžiui, kaip yra, sukyla baimė ir jis pabėga nuo jos, nes nenori jos jausti, neina į jos gylį. Reikia ją eiti. Aš galiu pasidalinti savo patirtimi prieš kokius 2 metus. Aha. Mes darėme su viena bendramintė stovyklą Lietuvoje ir mes darėme, jinai buvo miške. Ir gavosi taip, kad aš likau viena, ten iš viso miškas. Ir langai toj stovyklai, vien didžiuliai langai. Ir tu žinai, ir pakilo vėjas, ir tie medžiai pradėjo į tos langus baladot. Ir aš supratau, kad aš turiu baimę būti viena, nepažįstamoj vietoj miške. Atrodo, nu, kadangi tu mažai kada būni, kur viena, tai būni su vaikais, tai su vyru, tai su... Aha. Ir tu žinai, o neturiu, ir ten ryšio net nėra, supranti? Wow! Ir aš sėdžiu, bet taip sudėliojo, turėjom likti 3 miegoti ir taip sudėliojom, kad pažiūrėčiau tą baimę. Ir žinai, ir ėjau, reiškia, viskas pradėjo, jaučiu, kaip viskas kyla, bijau. Ir kadangi buvo Buda stovėjo, žinai, aš atsisėdau prieš tą Budą, žinai, ir sakau, nu aš su ja turiu susidoroti, kodėl jinai lenda man. Nu ir aš pradėjau jausti, eiti tos baimės gylį, kas gali, ir pradėjau jausti gilyn, kas gali nutikti, gali sumušti, gali ar ne, reiškia, gali nužudyti, gali visokių dalykų. Praėjau ir pajutau, kaip ta baimė ištirpo. Nes kažkokia, tai reiškia iš pasąmonės lygmenų, ar ne, nors atrodo šitam gyvenime neturėjau patyrusi, bet pas mus pasąmonė yra visko, netrodo, užsilikę. Tai va čia buvo prieš kokius 2 metus, žinai, nes dabar jau kitaip tu matai, bet va, vis tiek yra patirtis. Ir žinai, ir aš jau atsiguliau, kai viskas nurimo, ir supranti, ir aš knygą turiu, ir aš matau vėl, fiziškai matau tą baimę, jinai pareina. Vėl jinai pareina. Ir aš taip žiūriu ją ir sakau, nu juk tu matai, kad čia jau ramu, kodėl tu dar lendi? Ir kai aš pasakiau, ar tu matai, čia jau ramu, jinai nyko ir išnyko. Geras. Tai va čia viskas yra absoliučiai mumyse. Ką mes susikūrėme, tą mes ir turime. Ir tiesiog reikia vat, eiti į tą gylį ir pasižiūrėti, kas darosi. Nes pasąmonė iš tikrųjų, nu, viskas yra, ar ne? Pas mus pasąmonė tai mūsų hard diskas. Viskas sudėta, ar ne? Ir kad tu jį išsilaisvintum, pavyzdžiui, dabar aš matau visai kitai pasąmonės veikimą ir sąmonės veikimą. Bet vėl iki to reikėjo prieiti, kad matyti, kaip veikia pasąmonė ir sąmonė kartu. Nes pasąmonė galime neužlaikyti nieko, visiškai. Ar ne? Nes žmonės užlaiko toj pasąmonėje, todėl ir vis išlenda. O kai mes nebeužlaikome pasąmonėje, tada mums niekas nebeišlenda po kurio laiko, o tiesiog mes veikiame kartu, nes sąmonė su pasąmonė gali kartu eiti tolygiai. Nu, ačiū tau už tokią gražią pasidalinimą, taip žinai, vat, galbūt tikrai kažkam vat, vyksta tokie ar ne procesai ir žmogus vienas būdamas, nu, negali, aišku, su specialisto pagalba, tai, kaip ten sako, nepaskambinai gali, bet vat, jeigu net ir nėra ryšio, negali paskambinti, kad padėtų praeiti tą ar ne visą procesą. Tikrai taip, bet aš visada sakiau, kad nu, mes kažkaip ar ne evoliucionuotumėm, visada reikia turbūt vedlio, įkvėpėjo,
mokytojo, nežinau, kaip be pavadinsi, žmogaus, kuris praėjo savo kelią, ar ne, kuris suprato, kuris mato, jaučia, gyvena tuo, kad galėtų ir kitą ar nevesti, nes, kaip sako, atsisėsk į automobilį, jeigu tu nemoki važiuoti, nu tai gali bandyti ten viską jungti, bet klausimas, ar tu ten su to automobiliu nepadarysi kokių iššūkių, žinai, ar ten neatsitrenksi, ar dar kažką, nu vis tiek yra instruktorius šalia, jisai aiškiai pasakys pailiui, ką daryti. O paskui jau, kai tu žinai automatiškai ir ne, jau gali pritaikyti savo gyvenime. Nuostabu. Ir dabar man ateina mintis pakalbėti apie meilę. Visi kalba apie tą meilę, kasgi tai yra meilė. Kaip Rita, tu matai, kas tai yra. Kažkam gal atrodo, kad tai turi būtinai santykiai kažkokie būti, ar ne? O gal ne apie santykius čia aplamai, mes nežinom kas, nes mokykloje nieks nemokė, studijų laikais irgi nieks nemokė. Atėjom čia į gyvenimą savo kurti ir vat, tuo labiau ir savo santykė su antraja pusė, ar ne, vat, kaip tą meilę kaip matyti su vaiku, ar ne, arba kaip meilę matyti savo veikloje, kurioje, ar ne, mes užsiemam ir su kuo tenka mums susidurti. Vat kaip ta meilės energija tavo gyvenime vibruoja, kvepuoja, nežinau kaip pasakyti. Žinai, aišku, man turbūt irgi paskutiniai gal kokie 2 metai yra visai kitokia meilės forma. Iki Mhm. tol mes dažnai ir nesuvokiame tą meilę per tą tokį jausmą, per emociją, ar ne dažnai. Aišku, mes besąlygiškai mokame mylėti ką? Savo vaikus mokam besąlygiškai Taip. mylėti. Dažnai savęs nemyli žmogus, ar ne? Besąlyginė meilė, bet iš tikrųjų, kad būtų besąlyginė meilė, turėtų jinai visur cirkuliuoti mūsų gyvenime. Iš tikrųjų taip turėtų būti, ar ne, žmogaus gyvenime? Mhm. Ir žinai, ir ta meilė, kurią, pavyzdžiui, anksčiau aš suvokiau, ar ne, tai kaip aš sakau, aš esu mėnulio vaikas. O mėnulis kas irgi yra? Jau mėnulis yra jausmai. Tai aš esu jausmų žmogus, bet pas mane ir jausmai yra visiškai pakitę, negu buvo iki tol. Nes jausmai mūsų negali valdyti, ar ne? Mes turime patys eiti per savo tyrumą, per savo ašį ir tie jausmai turi mums tiesiog būti kaip įrankiai, ar ne? Kaip pajautimas, suvokimas. Mes galime jausti, bet tai turi būti tyra. Visur turi būti tyra. Ir žinai, ir man toks aiškus, žinai, suvokimas, kad meilė visiškai yra pakitus energija. Pakitus energija tame, kad žmogui galbūt nebereikia tiek kartoti apie tai, kas yra meilė. Ja reikia tik Mhm. taisi apčiuopti ir tas jausmas yra nežinai, kad, nu, vat, ne kaip meškiuką apsikabinti ir man reikia, bet tiesiog tu jį jauti per tyrumą visoje savo erdvėje. Nesvarbu, ką tu beveiktum, ar ne, ar tu kalbėtum su savo vyru, ar tu kalbėtum su savo kolega, ar tu kalbėtum ar ne su žmogum gatvėje sutiktu, visą laiką turi cirkuliuoti meilė. Dabar žiūrėk, Jurgita, toks paprastas dalykas, ar ne, tu prieini prie Mhm. žmogaus, pavyzdžiui, ar ne, ir jam negerai kažkas tai yra, ar ne, ir tiesiog tavo šypsena, tavo geras žodis iš karto žmogui pakelia energiją. Kodėl? Nes tu į jo lauką įleidai tos tyros meilės energijos, ar ne? Pavyzdžiui, mes dažnai mėgstame su vyru, pavyzdžiui, kai būname ypatingai Lietuvoje, matome, nu, vat, pavyzdžiui, eina vyresnio amžiaus žmonės, ar ne, prie kasos stovi, ten įskaičiuoja pinigėlius ir mes labai, nu, vat, tiesiog tu pajauti kada. Ne visada, bet va, tu pajauti, kada tu turi tam žmogui tiesiog padėti. Ir Mhm. tas žmogus, jisai eina, atsisuka ir jis nesupranta, kas įvyksta. Bet jisai iš tos meilės pasižiūri, padėkoja ir tu matai, kad jis be žodžių tiesiog suveikia tą meilės energiją, tai pagal pojūtį įvyksta. Tiesiog pajauti ir tai įvyksta. Nereikia kažko tai specialiai daryti ar forsuoti. Tai gaunas natūraliai. Natūraliai va tie energetiniai kažkokie pojūčiai tavo viduje, tu ėmi ir atlieki veiksmą. Tiesiog veiksmą. Ir žinai, vat meilė gali būti ir griežta. Nes visi galvoja, kad meilė tik tai tokia, žinai, švelni, lengvutė. Ne, meilė gali būti griežta. Pažiūrėk, mes savo vaikus mylim besąlygiškai, bet jeigu reikia, mes ir pasakysim griežtesnį žodį, ar ne? Todėl tai yra apie tyrumą, tai yra apie tikrumą ir yra apie nuoširdumą. Ir mes neturime prisitaikinti, todėl kad mes skleidžiame
Besąlyginė meilė tai nereiškia prisitaikymas, tai nereiškia pritapimas, tai reiškia, kad aš nešu tą tyrą, tikrąją tiesą, tai yra apie meilę. Tai yra tai, Mhm. ką tu gebi išskleisti per savo vidų, ne per išorę, o per vidų. O paskui viskas natūraliai gaunas, tiesiog cirkuliuoja viskas mūsų erdvėje. Mhm. Aš labai su tavim sutinku ir tikrai, bet žinai, man iš žiūrovų pusės ateina toks kaip ir nuojauta klausimas, o tai kaip man ta meilė šeimoje, jeigu ten yra kivirčai, nesutarimai su antraja puse, ten mes nerandam bendros kalbos, tai kaip man ta meilė, kaip čia dabar man, nu, vat, palieskim gal truputį ir santykius, tą antrąją pusę. Vat kai yra iš tikrųjų nelengvos situacijos, kai kažką galbūt nepavyksta išspręsti ir ne, nepavyksta rasti kompromiso to vadinamo ir atrodo ir myli tą žmogų ir visko, bet nu va tas kunkuliuoja nepasitenkinimas ar ne, arba noras, vat kaip ir prieš tai sakei, viską valdyti, kad tik būtų taip. Ir vat neteini iki to taško ar ne, to momento, kad na, reikia atsipalaiduoti per lengvumą, tą priėmimą, nes mes kai priėmam automatiškai turbūt viskas greičiau pasileidžia ir viskas lyg atrodo apsiverčia, nes va, ten, kur kontrolė ir mes įsitempę, tai viskas tada eina atbulai. Čia aš ir savo irgi patirties galiu sakyti, ten, kur sakai, nu ir gerai, ir tiek to, ir ten atrodo, kaip taip gali vos ne per kelias minutės viskas pasikeisti, nu, netgi ir taip. Tai va, bet žmogus, kuris yra ištisai konfliktuose arba tose destruktyviose energijose, jiems nėra taip lengva, ar ne, sakykime, padaryti, nes tai irgi yra kelias to, ar ne, turbūt, kad vat, mes kalbam jau iš šito taško, kur esam, bet kažkas dar yra ten, kur dar eina, dar kopia tais laipteliais, kaip sako, irgi patiria, ar ne. Kaip galbūt iš savo patirties pasidalintum, kaip vat lengviau, nežinau, kažkaip atskleisti, suharmonizuoti tą esamą galbūt situaciją. Aišku, žinai, kaip yra, tai nėra, žinai, paprasta atrodo, nėra taip paprasta, bet Taip. tai viskas yra absoliučiai įmanoma. Pirmoji eilėje dažnai būna, žinai, kažkokie dalykai, kuriuos mes turime išmokti. Išmokti būtent, ar ne, kai būna, ar ne, santykiai. Ir gali būti jie toksiniai, gali jie būti, ar ne, destruktyvūs, kaip tu sakai. Ir kažkurioj vietoj žmonės ima pamokas. Ir jeigu bėga nuo tokių santykių, vėl jie gauna tokius pačius, gal netgi blogesnius santykius, todėl kad tai yra pamokos. Tai pirmoji eilėje mano rekomendacija būtų ne kitą taisyti, o eiti į save, vėl yra tai apie save, ir pasižiūrėti, ką aš keliu ir ką aš transliuoju iš savęs. Ir tada, kai jau tu transliuosi tą energiją kitokią, tada ir kita pusė transliuos energiją kitokią. Mums taisyti nereikia kito žmogaus. Aš nesu už toksinius santykius, tikrai ne. Bet svarbiausia išmokti pamokas, kokias tu atėjai čia patirti. Ir jeigu vis dėlto tu padarai pokytį savyje, tu matai, kad pokytį tikrai didžiulį padarai, bet vis tiek niekas nesikeičia, kas tada yra? Tada tuos santykius paimi ir nutrauki, ar ne? Ir jeigu tu gauni, aišku, vėl tokius pačius santykius, tu supranti, kad tu neišmokai pamokos. Bet jeigu tu jau gauni kitokius, reiškia, tu pamokas išmokai ir tu jau keliauji visai su kita energija. Tai čia yra labai, taip žinai, unikalu. Bet jeigu žmogus ar ne, nu vis tiek nenori tų santykių nutraukti, nori toliau tęsti, tada ką jisai daro, kai jisai eina į save, jisai keičia savo energiją, ar ne, keičia savo savybės. Tai reiškia, vėl galėtų žmonės pasakyti, kam čia mums keisti, mes unikalūs ir taip toliau. Nu, bet jeigu tu esi pyksti, ar ne, tu isterijos priepuoliai, agresija, tai reiškia, čia nėra jokio unikalumo, nes čia yra išoriniai veiksniai, kurie tave valdo, ar ne? Taip. Nes mūsų unikalumas tai yra apie tai, kad aš esu sąžiningas prieš save, aš myliu save, jeigu myliu save, reiškia myliu ir kitą, esu nuoširdus savo ir esu nuoširdus kitam, esu atviras savo, esu atviras kitam. Tai čia yra paprasti dalykai. Ir jeigu, kaip sakau, žmogus nenori nutrauktų santykių, tada jisai mintimis
mintimis, ar ne, keičia savo realybę. Pirmoji eilė leidžia į savo struktūrą pozityves mintis ir pradeda kurti nuo minčių. Kai pradeda kurti nuo minčių, jo realybės laukia yra tos pozityvios mintis. Jo laukia yra pozityvi energija, tas žmogus gyvendamas su juo arba nuo to žmogaus pabėgs, arba jisai kaip vėl, nes energetika tokia, jam niekur nebus, jį gali deginti, jam gali skaudėti tam kitam žmogui, tos teigiamos energijos, bet jeigu jisai jau pajus tą nepatogumą, arba jisai keisis, arba jis pabėgs. Vienas iš dviejų. O jeigu pabėgs, tai reiškia keliauji toliau. Nereikia laikyti, nereikia prisirišti, nereikia būti tuose užstrigimuose, tiesiog jausti reikia, kas yra paduodama, kas yra ateinama per tavo gyvenimą. Turi gyventi tėkmėje, bet ne užspaudime. Užspaudimas tai tiesiog, kai mes užspaudžiame savo energiją, mes negalime kvėpuoti savo gyvybinę energiją. Mes ją tiesiog užspaudžiame, Mhm. tai reiškia visą savo lauką užspaudžiame ir nieko daugiau nematome, tik vat einame taip, ar ne? O kai leidžiame tekėti, viskas kinta, absoliučiai. Ir aš vėl dar kartą pasakysiu, Jurgita, aš kalbu ne šiaip, kad aš žinočiau, aš kalbu grinai iš savo patirčių. Nes visas tas patirtis esu praėjusi ir žinokis, ir tikrai Mhm. kiekvienas žmogus absoliučiai gali gyventi taip, kaip trokšta jo vidus. Ne kaip išorė, o kaip trokšta vidus. Ir mes viską galime visiškai pilnai susikurti patys. Tik mes patys turime priimti tam tikrą sprendimą, padaryti žinomą veiksmą, be veiksmo nieko nebus. Ir tada eini ir toliau leidi tekėti viskam po truputį, ateina ar ne vieni suvokimai, ateina kiti, įteka viena energija, kita energija, paduoda vieną kažkokį dalyką, kitą dalyką. Ir viskas, kas nėra, žinai, kaip yra, nėra blogų patirčių. Ir nėra Mhm. visos patirtis jos žmogui reikalingos dėl žmogaus evoliucijos. Nėra nei balta, nei juoda. Dievas sukūrė ar ne viską. Tai mes turim tik tais matyti ir susivokti, kas vyksta mumyse ir matyti, kaip vyksta ir kodėl vyksta. Ir kai mes gebame tai padaryti, tada mums patiem yra lengva. Patiem lengva, nes pavyzdžiui, tos situacijos, kurios dažnai vardina per toksinius santykius, mes tikrai žinome, kad visokiausių yra, ne tik taisi moteris kenčia nuo toksinių santykių, bet ir vyrai kenčia, ar ne? Tai ką žmogus tiesiog turi padaryti, jis pamatyti tai realybėje, kas vyksta ir arba nutraukti, arba kažką keisti. O keisti, kas gali žmogų, tik žmogus pats. Niekas Tikrai. negali įsikišti. Jis gali prašyti, melstis, kūrėjau padėk, bet jeigu tu sprendimo nepadarai, kaip tau gali kūrėjas padėti? Tiesiog Mhm. neįmanoma. Žmogus turi pats tai padaryti. Žmogus pats turi sprendimą priimti. O tada gaus pagalbą iš visur. Gaus iš savo angelų, ir iš Dievo, ir iš kūrėjų, ir iš absoliuto, ir iš subtiliųjų mokytojų, iš ko tik norės. Jam bus paduodama energija. Bet sprendimas turi būti padarytas žmogaus pačio. Mhm. O man toks vat ateina pajautimas, ar čia negali būti, kad labai savivertė gali tiek ir vyro, tiek ir moters, ar ne, būti labai žema, nes kai mes esam su aukšta saviverte, vat viena man moteris labai gerą tokį palyginimą davė, sako, nu apsiauk batelius, kurie tau spaudžia, nu ar tu juos nešiosi. Tu, nu ten gali vos vos, bet sako, tu daugiau jų neuždėsi. Tai lygiai tas pats, jeigu mano savivertė yra aukšta, nu ar aš tikrai leisiu savo nu, va tuo momentu, ar ne, būti kažkokiose labai sudėtingose situacijose. Ar ne, ar aš čia klystu, gal ne, gal ne, nežinau, bet savivertė mano aš irgi gyvenimo patirtimi sako, kad jeigu tu save gerbi, myli, ar ne, tai automatiškai negali vykti, ar ne, tavo netgi aplinkoje visą tai. Aišku, tada automatiškai ir neteina žmonės. Bet iki to automatiškai mes vėlgi mokomėms per tai, ar ne, vat nubrėžti ribą, ko aš jau galbūt, ko seniau leisdavau galbūt, ar ne, kažką ten padaryti. Šiandien aš sakau, ne, stop, visą tą žodžio prasme, ar ne. Tai va čia irgi tas toks augimas turbūt irgi auga, ar ne, kaip mokymasis, ar ne, savęs. Pagarba savo. Aha, žinai, taip, ką tu kalbi, aš
priimu, bet supranti, kaip yra, kai mūsų energetika yra visai kitokia, ar ne, vat, ką tu kalbi, būtent galbūt. Aha. Mes ir nepritraukiam tokių žmonių. Mes pritraukiam būtent tos žmonės, kurie yra pagal mūsų energetiką. Jeigu mes pritraukime toksinius santykius, tai reiškia, viduje iš tikrųjų pas mus taip pat yra tam tikri toksiškumai, ir kurių galbūt mes nenorim matyti kaip šešėlinių dalių. Ir turi Mhm. būti labai, tu turi būti tikrai sąžiningas prieš save, kad tu matytum šešėlinės dalis. Nes dažnai žmonės to nenori matyti, nenori. Nes, nu, atrodo gal ir atviras savo, bet vat, atviras savo tam tikrom dalim. Bet ne visom savo dalim, ar ne? Tai jeigu iš tikrųjų iš mūsų teka skaidri energija, mes ir pritraukiam tuos žmonės. O jeigu pritraukiam žmonės, kurie galbūt kažkokie tai, ar ne, kaip pasakyti, toksiniai, kaip mes esam, ar ne, mes jau čia vertinam, kaip gaunasi tos žmonės, ar ne, Mhm. bet tai reiškia, mums kažkokia pamoka, reikia išmokti kažką tai iš tų žmonių. Tai nėra nei blogai, nei gerai, jeigu jie ateina į mūsų gyvenimą, mes turim kažką praeiti su tai žmonėmis. Ir tiesiog tai yra etapas, kurį turime išgyventi, susivokti ir keliauti toliau. Ir jeigu daugiau neteina ar netoksiniai santykiai į mūsų gyvenimą, tai reiškia, mes išmokom tai, ką mes patyrėme su tuo žmogum, ir mes pritraukėme visai kitokius santykius. Tai čia turbūt būtų ne tik tais santykiai, čia būtų absoliučiai viską. Ir su Taip. darbu tas pats, ar ne, ir su visuose situacijose, ar ne, ir finansai, Taip. nu, su kuo tu be su kuo besusidurtum, ką tu spinduliuoji, tą tu pritrauki absoliučiai, ar ne. Ir, ir vėl, kaip aš sakau, nu, nėra nei blogai, nei gerai. Nu, tos situacijos, jos reikalingos kiekvieno žmogaus, jo evoliuciniui tarpsniui, arba kiek jisai tą evoliucinį tarpsnį norės išgyventi, kaip pavyzdys, ar net tie toksiniai santykiai, tai yra jo pasirinkimas. Ir tai irgi su tuo viskas yra gerai. Mhm. Tikrai taip. Na ir man sėdint tokia mintis ateina, žinau, kad tu labai susijusi ir su kvėpavimu, ar ne? Tai gal pasidalintum, gal yra kokie pratimai, vat, kai žmogui ar ne irgi yra kažkokia, nu, tokia situacija, sakykime, ar ne, tikrai žinau ir pati, kad man yra ne vieną kartą net tie 3 gilūs įkvėpimai iš visos širdies atpalaiduoja, atrodo viską. Išvis kaip tai veikia, gal net plačiau galėtum šiek tiek pasidalinti, kas tas yra kvėpavimas, kodėl jis visur, vat, sako, ar ne, eina meditacija, įkvėpk, iškvėpk. Kaip mūsų visam fiziniam kūnui, visoms tom sąmonėms taip pat duoda, kad atrodo paskui atsipalaiduoja, ir kaip taip gali būti, tik įkvėpiai ir iškvėpiai. Pradžia, aišku, yra atmetimas, ką žmonės, ir aš pati tą praėjau, kam čia reikia kvėpti, iškvėpti, kokia čia nesąmonė, vis tiek nieks neveikia, bet kai paskui jau išbandai, galvoju, wow, kaip tai veikia, tai atrodo, nu, wow, kodėl aš anksčiau to nedariau. Ir tų kvėpavimo būdų, beje, žinau, tikrai yra labai įvairių, ir man teko ne viename irgi užsiėmime dalyvauti, ir ten galima į tokius gilius prisiminimus net nukeliauti, tai pasirodo nėra taip, kaip čia sako, paprastas tas kvėpavimas, jisai duoda labai žmogui didelę naudą, sakykime, gal taip. Tikrai taip, Jurgita. Žinai, man kvėpavimas yra toksai atradimas iš tikrųjų. Visą laiką man energetika mano yra, kaip pasakau, mano niša. Man su energijom, su sluoksniais, su sąmonėm, tai yra mano niša, kurioje aš labai lengvai galiu nardyti visur. O žinai, kvėpavimas man atradimas kodėl? Todėl, kad suvokiau tokį paprastą dalyką, kad realiai žmogus nekvėpuoja. Nekvėpuoja. Jisai kvėpuoja tik taip, per, žinai, per mažą tokią, žinai, kaip pasakyti, per giją, per mažą giją. O jeigu jis kvėpuotų kaip pilnai, jisai pajaustų tikrą gyvenimą. Tikrą gyvenimą, todėl kad kas yra kvėpavimas? Kai mes kvėpuojame, mes įkvėpiame gyvybinę energiją, praną energiją, kuri iš tikrųjų jinai cirkuliuoja visur mumyse, bet jinai tiesiog cirkuliuoja tik labai maža ta gijele, o kai mes pilnai kvėpuojame giliai, pranos energija, gyvybinė energija įtekinėja, todėl kaip ir tu sakai, ar ne, gali patirti visokių būsenų, kad kvėpavimas, įsivaizduok, tu gyvybinės energijos kvėpuoji visą valandą ir įkvėpi jos. Ir tau viskas susiaktyvina, tavo organai, tavo ląstelės, tavo kraujotaka, absoliučiai viskas. Ir žmogui, žiūrėk, kartais ir galva svaigsta, aišku, galva svaigsta, kai būna mintyse.
bet viskas susiaktyvina. Žmogus gali per kvėpavimą, oi, papulti labai gražiuose vietose į sluoksnį, per savo sąmonių sluoksnius išeiti. Ir man, vat sakau, kvėpavimas tai yra toksai pats greičiausias įrankis žmogui, jeigu kažkokia emocija iškyla čia ir dabar momente. Nes jeigu išeina žmogus į mišką, nori nurimti, kažkas gyvenime įvyko, ar ne, jam reikia, pusdienį pavaikščioti, kad gautų tos energijos. O pavyzdžiui, kvėpuoti, jeigu kažkas įvyko ir jeigu žmogus intensyviai 10 minučių pakvėpuotų, iš karto jam pasidarytų geriau. Tai aišku, kaip mano mokytoja sako, kvėpuoti vienam nerekomenduojame ilgiau 10 minučių. Kodėl? Todėl, kad žmogų gali ištikti visokiausių dalykų. Kas vyksta, kai mūsų kūnas gauna gyvybinės energijos ir jeigu pas mus yra labai daug tankios energijos, tai reiškia, mūsų gyvenime yra daug streso, daug baimės, daug kažkokio pykčio ar ne, negatyvo. Ir kai gyvybinė energija įteka, jinai pradeda kelti tą visą, kas yra. Ir todėl gali žmogus pats nesusitvarkyti, gali net nualpti, gali visko įvykti, nes ir tokių patirčių yra buvę. Tai žmogui tik tai 10 minučių vienam rekomenduojama, ilgiau ne. Nes jeigu pradės viską kelti, žinai, tas, kuris jau patyręs, viskas tvarkoja, jisai gali kvėpuoti daug ilgiau. Bet jeigu, vat ką tu klausi, jeigu kaip padėti, jeigu iškyla kažkokia, kažkokia stresinė situacija, žmogus ar ne, kokią avariją padarė ar ne, tai ką pirmoji eilė, tai aš rekomenduočiau iš karto per burną tik tai kvėpuoti, tik per burną ir iškvėpti per burną, nes per burną kvėpuojant atsipalaiduoja emocija. Per nosį yra vieni pratimai, o per burną įkvėpti gali žmogus šiaudeliu, iškvėpti per A ir tiesiog leisti, nes kai emocija yra dažniausiai užsispaudžia žandikaulyje ir širdies erdvėje. Ir tada žmogus, kai pakvėpuoja, tada atsilaisvina ir tada gali jau, pažiūrėti, kas įvyko, susižiūrėti ir jam tiesiog pačiam palengvėti gali. Nuimti tiesiog tą stresinę situaciją. Ir iš tikrųjų, kuo žmogus kiekvieną dieną, pavyzdžiui, padarytų tokią praktiką, kiekvieną dieną pakvėpuotų 50 minučių, jis pamatytų, kaip lengvai jam eina dienoje, todėl kad gyvybinė energija kiekvieną rytą užkrautų ir eidamas miegoti, jisai vėl įsuktų tą gyvybinę energiją. Tai iš tikrųjų labai toksai pats lengviausias ir greičiausias įrankis, kaip žmogus gali savo padėti. Pats greičiausias įrankis. Nes mes įrankių turim begalę skirtingų įrankių, mes turime savo struktūroje, su kuriais galim naviguoti savo kasdienybėje, tik taisi ne visą laiką žmogus moka tuos savo įrankius įvaldyti, ar ne, kokius turi gebėjimus, savo subtilius gebėjimus. Ir žinai, o kvėpavimas tai yra labai lengva žmogui, labai greita ir greitai gali savo padėti. Tai vat vienas iš pagrindinių įrankių šiai dienai, kaip žmogus gali savo padėti. Super, labai ačiū, kad pasidalinai ir kažkaip pati nepagalvojau, kad ryte ir vakare galima, ar ne? Kartais dienos eigoje vyksta tokie, ar ne, momentai, kai norisi giliai įkvėpti ir iškvėpti, ar ne? Na ir artėjant link pabaigos, iš tikrųjų žinau, kad ir knyga pas tave kažkokia nuostabi atsirado. Tu ją parašei, gal gali su mumis pasidalinti, apie ką tai, kaip mes galime ją įsigyti, ar ne? Papasakok, labai įdomu iš tikrųjų. Galiu parodyti, ar ne? Knyga Saulės metų dienoraštis, tai yra knyga, kuri gimė iš mano kvantinės sąmonės impulsų. Ir jinai gimė, kaip aš sakau, kosminiu greičiu, ko protui tiesiog neįmanoma buvo suvokti, mano protas nespėjo bėgti pagal tą visą kvantinės sąmonės impulsą. Jinai gimė, kai paėmiau tušinį į rankas, tai buvo traukiny ir lygiai per 6 savaitės jinai atsidūrė spaustuvėje. Aišku, tame buvo labai daug darbo įdėta, todėl kad tai veikia ne protas, ne kažkas tai, o tiesiog ėjo ištisai srautas ir per srautą tiesiog rašiau ir kūriau tą knygą. Ir žinai, kad ir kaip bandė mano protas sudėlioti, kaip tai įmanoma buvo, kaip ir redaktorė, ir maketuotoja, viskas buvo paduota. Viskas buvo taip paduota gražiai ir tiesiog suvokiu, kad, nes man ir parašė, žinai, redaktorė sako, aš atostogauju, aš negaliu padaryti, jinai padarė, maketuotoja sako, aš atostogauju, irgi nepadarysiu. Ir visos kažkaip padarė, supranti, ir visos kažkaip padarė, ir aš sakau, viskas gerai, aš niekur neskubu. Ir
Labai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, nes mano, kai viskas užsibaigė, kaip aš parašiau ir užbaigiau, padaviau spaustuviai, tai mano žemiška sąmonė suvokia labai aiškiai, labai aiškus suvokimas yra, kad šitą knygą sukūriau žmogui būtent va šitam evoliuciniam laikotarpiui. Kaip ir žinai, ar ne, Jurgita, dabar žmonės labai sparčiai evoliucionuoja, ar nevyksta labai daug procesų. Ir jinai būtent yra sukurta pagal Saulės mėnesius, kiekvieną mėnesį. Ta knyga yra žmogui analizuoti save, išsigryninti save, nes tai yra klausimai, yra užduotis, kurias tu pats atlieki, rašai. Ir tiesiog knyga pasitarnauti žmonėm, pereiti savo evoliucinį laikotarpį, kad padėtų. Tai yra knyga be datų, nusipirkai knygą, įsigijai knygą, tu tiesiog tą pačią dieną gali pradėti ją pildyti ir keliauti. Ir po to, aišku, po metų pasižiūrėti, užpildyti refleksiją, kas įvyko iš tikro tavo gyvenime. O įsigyti knygą galima ritabakaitienė.com mano puslapyje arba parašyti man asmeninę žinutę. Yra Lietuvoje žmonės, kurie išsiuntinėja į visą pasaulį knygas. Tai aišku, mes paliksim nuorodas, tikrai bus galima susirasti ir parašyti. Rytai, tai kas iki šios minutės išklausė, uždėkit laiką ir mums prieš artėjant link pabaigos, žinau, kad Rita turi paruošusi ir kažkokias dovaną. Tai ką Rita šiandien turi mums dovanų? Tiksliau žiūrovam. Taip, Jurgita, kaip ir paklausė apie kvėpavimą, tai aš padovanosiu visiems kvėpavimo terapijos sesiją. Tai reiškia, šiandieną mes turime, ar ne, 14 rugsėjo. Iki spalio 14 galite visi rašyti man asmeninę žinutę. Aš iš karto sukursiu šiandieną grupę. Į tą grupę pridėsiu ir po to sutarsime laiką, padarysiu vieną bendrą kvėpavimo terapiją, pamokinsiu, pasidalinsiu daugiau informaciją, kaip galite savo padėti kasdienybėje. Ir aišku, jeigu kils klausimų, galėsime grupėje dar pabendrauti, pakomunikuoti. Ir tiesiog manau, kad tai pasitarnaus kiekvieno žmogaus vidiniam išsiskleidimui šitą kvėpavimo terapiją. Nu, labai nuostabi dovana, tikrai linkiu visi, kas iki galo žiūrėjo, būtinai pasinaudoti ir kaip aš sakau, na, jeigu nepasinaudojam, na, reiškia, dar nelaikas, ar ne? Tai ką, mieloji Rita, labai gera tave, kai iš tikrųjų klausytis ir galima ir klausytis, bet kaip sako, visada ateina kažkada ir pabaiga. Tai ko palinkėtų mūsų pabaigai, ar ne, klausytojai, užbaigiant mūsų pokalbį? Žinai, aš visą laiką žmogui linkiu nesiblaškyti niekur. Nesiblaškyti, o tiesiog pabūti daugiau su savimi tyloje, pajausti, ko iš tikrųjų nori širdis. Nereikia kažko tai nuversti didelio, nereikia kažką padaryti labai daug, reikia įsiklausyti į tuos momentus, ką paduoda vidus. Ir kai mes vieną kartą gebame tai pajausti, gebame tai išgirsti, tada mes norime dar labiau išgirsti, dar daugiau suprasti, kas teka per mus, ką mes galime išskleisti per save, ne tik dėl savęs, dėl savo gyvenimo, bet ką mes galime paduoti į savo erdvę. Ir tas pažinimas savęs tai yra pats unikaliausias dalykas pačio žmogaus. Ir jeigu leidžia savo žmogus tikrai pajausti savo tą širdies kertelę, jis tada pajaučia gyvenimą, pajaučia gyvenimo laisvę, pajaučia tą įkvėpimą, gyvybę. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką žmogus turėtų jausti, nes tai teka. Tai eina gyva energija būtent iš žmogaus širdies, ne kažkur iš išorės, o kai paduoda čia gyvą energiją, tai ta išorė jinai tiesiog žydi. Jinai tiesiog žydi. Ir ką žmogui belieka eiti ir uostyti tas gėles. Nes tai va, kiekvienam linkiu iš tikrųjų pajaus savo širdį ir išjaus savo vidinę laisvę. O laisvę, manau, kiekvienas žmogus nori išjausti. Būti be ribų,
be kažkokių apribojimų, o tiesiog gyventi savo laisvėje. O dažnas gyvena savo sukurtame kažkokiame tai ar ne burbule. Ačiū už labai labai gražų palinkėjimą ir labai tokį gilų ir labai labai stiprų. Na, o aš prie viso to pridėsiu irgi, kad klausykite savęs bent jau tiek, kiek girdit šiandien, ar ne, kiek leidžia girdėti, nes, kaip aš sakau, šiandien galim save išgirsti labiau, rytoj dar labiau, ar ne. Ir jeigu jums šiandien atliepė Ritos kvietimas, tikrai prisilieskit prie Ritos, pabendraukit, susipažinkit, kaip ten sako, nėra atstumo, nėra laiko, galima visada susiskambinti štai taip ar ne ir pasikalbėti ir galbūt Rita jums tikrai ar savo knyga, kurią ar ne parašė, įkvėps jums gyvenime kažką daugiau atverti, pamatyti, pačiupinėti arba netgi pauostyti. Tai ką sakau, iki kitų kartų ir tikrai laukia vėl nauji pašnekovai, pašnekovės, kuriame irgi paliesim mums visiems labai svarbes ir aktualias temas. Iki, Rita. Iki.